nebuvo susidūrę su tokia naujoviška sistema. Viskas bus labai kompiuterizuota ir bus labai daug naudojama įvairiausių robotų. Tarkim, pagrindinis robotas tai yra mini robotas, kuris viską atlieka su meile. Ir jisai tiesiog... Kažkur matytas jisai. Jo, jisai labai tokio gėjiško veido. Po to... Taip, jisai būtent valdys visą pagrindinį kompiuterį. Tarkim, atvažiuoja klientas į mūsų servisą, tiksliau klientė į servisą su automobiliu, jis pasako tiesiog problemą, o robotas jau viskuo kitų pasirūpina. Jisai tiesiog pajungia pagrindinius laidus į automobilį, prie kurių galų yra ten tokie mikro robotukai ir jie kiekvienas iš jų yra, kaip pasakyti, atsakingas už savo dalį. Jie yra suskirstyti į kelias grupės. Tai tarkim, stabdžių, važiuoklės, variklio ir kėbulo remontą atliekantys robotukai. Ir tiesiog tas darbas labai greitai yra atliekamas. Per kokią valandą galima nudažyti visą mašiną, suremontuoti visą variklį, ten stabdžius patobulinti ar dar ką nors. Tai va, tai bus gan palyginus brangus dalykas, bet manau, jums tikrai tiks tas dalykas. Jo, iš tikrųjų